Sveiki! Šiandien pasinersime į vieną iš tų senovinių mitų, kur dievų ir demonų kova sprendžia tiesiog visatos likimą. Išgirsime, kaip iš pačios tamsos gelmių gimė šviesa, šventa diena, kurią žinome kaip Utpana Ekadaši. Gerai, visos šios istorijos centre trys esminiai dalykai. Pirma, tai nesustabdoma grėsmė, kuri parklupinė net pačius galingiausius. Antra, Dievas, kuris, įsivaizduokit, pasirinko poilsį pačių lemiamiausių mūšio momentų. Ir trečia, visiškai netikėtai gimusi galia, kuri pakeitė absoliučiai viską. Na, pradėkime nuo pradžių. Nusikelkime į Tretą Jugą. Tai viena iš 4 didžiųjų epochų hindų kosmologijoje. Tai buvo tokie laikai, kai riba tarp gėrio ir blogio buvo, ryškia kaip niekada. O dvasinės ir demoniškos jėgos tiesiog atvirai kovojo dėl įtakos visam pasauliui. Ir štai šios epochos centre iškyla demonas Mūra. Ir jis tikrai nebuvo koks nors eilinis piktadaris, jo galia buvo tiesiog milžiniška. Tokia didelė, kad grasino sugriauti pačius kosmoso pamatus ir įstumti visatą į visišką chaosą. Kad geriau įsivaizduotume Mūros galybę, tiesiog pažiūrėkime čia. Net patys galingiausi pusdieviai, Indra, dangaus karalius ir Brahma, visatos kūrėjas, buvo visiškai bejėgi prieš jį. Mūra tiesiog užkariavo dangaus karalystę, sėdamas baimę ir chaosą visose pasauliuose. Praradę bet kokią viltį, pusdieviai kreipėsi į aukščiausiai visatos sergėtoją, viešpatį Višnu. Jie tiesiog maldojo jo įsikišti ir atkurti pusiausvyrą, kurią Mūra taip žiauriai sugriovė. Viešpats Višnu atsiliepė į jų maldas ir stojo į kovą. Tačiau laukiantis mūšis buvo, švelniai tariant, neįsivaizduojamo masto, o jo eiga pasisuko labai netikėta linkme. Štai čia matome mūšio mastą. Kova tarp viešpatės Višnu ir Mūros truko ne dienas ir ne metus, o tūkstančius dangiškų metų. Tik pagalvokit, tai buvo amžinybę trunkanti kova. Galiausiai net pats viešpats Višnu, visatos sergėtojas, nusprendė, kad, reikalingas strateginis atsitraukimas, kad atgautų jėgas. Jis rado prieglobstį nuošalėje oloje Himalajuose ir pasinėrė į jogą nidrą. Čia labai svarbu pabrėžti, tai nebuvo paprastas miegas. Tai yra gilus, sąmoningas dvasinis poilsis, kurio metu kūnas ilsisi, bet sąmonė išlieka visiškai aktyvi dvasinėje plotmėje. Bet žinoma, Mūra, pamatęs savo priešininką tariamai pažeidžiama, nusprendė, kad čia jo šansas. Ir jis artinosi prie miegančio viešpačias, ketindamas suduoti mirtiną smūgį. Atrodė, kad viskas tuoj baigsis tikrai tragiškai. Tačiau būtent tada, kai jau atrodė, kad blogis triumfuos, įvyko tikras stebuklas. Iš pačios tamsos gimė išsigelbėjimas. Kai Mūra prisiartino, iš viešpaties Višnu kūno išsiveržė tiesiog akinanti šviesa, kurį gavo jaunos, galingos moters pavidalą. Tai buvo pati Ekadaši dievė, viešpaties vidinės dvasinės galios įsikūnijimas. Jis stojo tarp demono ir miegančio viešpačias ir ištarė štai šiuos galingus žodžius, mesdama iššūkį Mūrai, kuris jau manėsi esąs nugalėtojas. Ir kova, ji buvo tiesiog žaibiška. Mūra puolė deivę, bet ji pasitelkusi savo dvasinę galią sunaikino jį akimirksniu. Galingiausias demonas, prieš kurį drebėjo net pusdieviai, tiesiog krito, nugalėtas šios naujai gimusios jėgos. Mūšiui pasibaigus, viešpats Višnu pabudo. Ir šis momentas žymi ne tik pergalę prieš demoną, bet ir šventos dienos, kurią šiandien ir vadiname Ekadaši, gimimą. Pamatęs nugalėtą demoną, viešpats Višnu paklausė devės, kas ji. Ji atsakė, kad yra gimusi iš jo paties galios, ir viešpats sužavėtas jos drąsa tarė, kadangi tu pasirodei 11 mėnulio dieną, tavo vardas bus Ekadaši. O dabar pats esminis momentas. Kartu su vardu viešpats Višnu suteikė Ekadaši ypatingą palaiminimą, kuris, žinote, galioja iki šių dienų. Jis pažadėjo, kad kiekvienas, kuris šią dieną pasninkaus, vengs netinkamų veiksmų ir skirs laiką dvasiniam tobulėjimui, bus išlaisvintas nuo visų nuodėmių ir galiausiai pasieks dvasinį pasaulį. Šventraščiai, pavyzdžiui, Padma Purana, pabrėžė neįtikėtiną šios dienos galią. Ši citata puikiai tai atspindi. Čia kalbama ne apie kažkokias kasdienės klaidas,
o apie galimybę tiesiog nusimesti tūkstančių gyvenimų karminę naštą. Gerai, tai senovinė istorija, bet pakalbėkime, kaip ji yra aktuali mums šiandien. Kokia yra ta gilesnė šios dienos prasmė ir kaip ją galime pritaikyti savo gyvenime? Būtent ši pati pirmoji ekadaši ir yra vadinama utpanna, kas reiškia gimusi arba pasirodžiusi. Ji laikoma visų kitų ekadaši dienų, kurios metuose kartojasi kas 2 savaitės, motina ir pradžia. Tai kaipgi laikytis šios dienos? Praktika yra gana paprasta, bet labai galinga. Šventraščiai rekomenduoja pasninkauti, bet jei tai per sunku, bent jau vengti tam tikrų maisto produktų. Tačiau svarbiausia yra ne apribojimai, o tai, kam skiriame savo laiką – dvasiniam skaitimui, mantrų kartojimui ir nesavanaudiškai tarnystei. O dabar pati esmė. Tas išorinis demonas Mūra yra ne kas kita kaip mūsų pačių vidinių demonų simbolis. Kaip matome, jis įkūnija tingumą, dvasinę apatiją, savanaudiškumą, visas tas vidinės kliūtis, kurios tiesiog neleidžia mums augti ir tobulėti. Taigi, baigiant šį pasakojimą, lieka klausimas apmąstymui, kas yra tas vidinis mutūra mūsų pačių gyvenime. Kokios vidinės savybės neleidžia mums pabusti dvasiniam aiškumui ir meiliai. Utanpana Ekadaši istorija yra nuostabus priminimas, kad galia nugalėti šiuos vidinius demonus slypi mumise, ji tik laukia, kol ją pažedinsime.